Klik. Nu tai pašnekėkim, ką veikiam šiandien. Susitikimai su bakalauro studijų programos studentais. Tai buvo labai naudingi ir efektingi susitikimai su studentais, kur dalyvavo ir organizavo pagrindė mūsų akademinės srities koordinatorė Eglė. Ir pasišnekėjom su visų bakalauro studijų programų studentais. Jų atsiliepimų išgirdom apie dėstytojus, apie dalykus įvairius. Ir buvo visa informacija susisteminta ir pateikta administracijai. Tad jeigu dalyvavo ten, tai labai bus smagu ir jūsų nuomonė bus išgirsta tikėkimės. Komedija. Taip, įvyko komedijos uždaromasis. Atsiliepimus dalyvių ir įmonės atstovų dar sisteminam ir tikimės, kad kitais metais pavarysim dar geriau. Eina. Paskutinis visuotinis. Kovo mėnesį dėja, bet jau įvyko į paskutinis mūsų visuotinis atstovybės. Buvusios koordinatorės atsisveikino jau dėja. Ir buvo... Per rinkimus atsveikinsim. Na taip, bet jau dėja, bet jau einame prie atsisveikinimo. Ir taip pat buvo pristatyta viena iš kandidačių į būsimąsias naujas atstovybės. Į pirmininkės tai yra Monika Bisivičiūtė. Ji prisistatė pati ir pristatė savo komandą, pristatė naujas galbūt būsimąsias koordinatorės. Ir taip pat per šį visuotinį buvo įtiktos padėkos visiems beišeinantiems atstovybės nariams į 4. kursus. Tai va. Ačiū. Na ir smagu. Buvo karjeros dienos. Taigi, šiais metais, vyko karjeros dienos, kas yra džiugu, kad šiais metais sulaukėme daugiau įmonių nei praeitais metais, kas reiškia, kad mes tobulėjom. Karjeros dienų metu vyko įvairūs renginiai, įvairios diskusijos. Studentai gavo progą sudalyvauti karjeros dienų mugėje, kur galėjo pasižvalgyti, pasidomėti įvairiomis įmonėmis ir galbūt atrasti savo ateities darbo vietą. Mokymai, Spider Gapas. Turėjom išvažiuojamosios pavasario mokymus. Spider Gapo mokymus. Ne, mes jau mokam daryti Spider Gapą. Išvažiavom į kelionės penktadienį ir iš karto pradėjom nagrinėti visą darbo reglamentą. Buvo labai daug popierių ir daug labai įmantrių žodžių, bet kažkaip įveikėm. Tada perskaitėm tobulinamus vis dar mūsų VUSAKF veiklos nuostatus. Tai irgi buvo žiauriai super, nes turim daug pirmakursių, kuriem buvo labai aktualu išsiaiškinti visą tvarką. Ir tada pagaliau turėjom kiekvieną pavasarį daromą Spider Gapą. Tai pasižiūrėjom, kur ir kiek nuėjom, tolyn ar atgal. Ir nusprendėm, net nenusprendėm, o pamatėm, kad labai pagerėjo mūsų veiklos kokybė. Ir atsiprašau, vidinė komunikacija ir komandiškumas. Tai šito labai džiaugiamės. Tai dabar visi motyvuoti grįžom. Kažką veiksim. Aktyviai dirba. FIDI. Jo, su FIDI buvo blogai, ne? Fizikai, klausykit. Grįžom iš mokymų, visi motyvuoti, fainai. Kačiukas verkia. Net kačiukai pravirko. O liutukai pyksta. Nes visi žiūrėjom mūsų labai gerų draugų fizikų organizuojamą FIDI. Ir norėjom nes teko jį praleisti, nes... Norėjom palaikinti nuotraukas. Norėjom palaikinti nuotraukas. Ir pamatėm. Ir vieną, savo skrolinam per albumus ir žiūrim, mūsų ID plakatas keliauja kažkur. Kurį darė 2 dienas. Jeigu ne ilgiau, 2 naktis. Visas fakultetas ir visi fakultetai Saulėtekio, kad džiaugiasi ir fotkinas prie jo. O jie apšaudė. Jo, nes buvo patrankos ir jį tiesiog apšaudė. Ir dar papausino į Facebooką, kaip neša mūsų velką. Fizikai, vieša gėda. Tai buvo nuotrauka, kur jinai už patrankos. Nu, žodžiu, mes labai nepatenkinti. Ir... Sudaužė širdį iš tikrųjų. Man atrodo, Dinų irgi galėtų skaudėti kažkas. Nu, bet čia kita tema. Gyvensim, pamatysim. Revizija. Veiklą vertinam ne tik patys per Spider Gapą. Turėjom apsilankę pas mūsų svečių. Ir kalbėjomės apie mūsų veiklą, apie mūsų organizuotumą ir visą kitą. Tai žiūrėsim, kas bus per VUSA rinkimus, pristatys rezultatus.
bet manom, kad bus visai neblogai, nes šiemet komanda ganėtinai stipriai susidirbus. 4. lygis pro. 4. lygis! Ir dar vyko socialinė akcija, Saulėtiki. Taip, aš dalyvavau. Galima buvo duoti kraują, pasitikrinti dėl živ ir pasižymėti daiktus, brangius daiktus. Ir aš pasižymėjau kompiuterį ir labai tikiuosi, kad man tai kada nors O padės. čia žymėjais dėl to, kad turim čigono atstovybę? Būtent dėl čigonų. Bet tikėkime, visi pasižymėjo daiktus. Buvo daug atradimų šį savaitgalį, net ir pirmininkė, kai katėse sužinojo. Taip va. O apibendrinant mūsų šitą mėnesį, manau, galim pasakyti, kad produktyviai pradirbom, ane? Dinamiškas. Ir pavasarį pradėjom labai gerai ir tiekimės, kad tai ir toliau Džiaugiamės tęsis. pavasarinę saulę. Nu, kačiuką. Tai viskas. Atsisveikinkim, gerbiamoji koordinatorė. Ne. Sakyk, kada. Ką, bravo? Rimtai.